Tai praktikai meditacijai labai svarbu būtų idealu, jeigu jūs galėtumėt atsigulti labai patogiai, tyliai. Tai nėra tik šiaip meditacija, tai yra praktika, kurios metu ne tai, kad gulėsit ir užmigsit, bet jos metu jūs dirbsit su savim, su kūnu, treniruosit jį, kalbėti su jumis ir treniruosit save, jį girdėti, klausyti ir palaikyti kūną, kad jis pradėtų rodyti ženklus, kad jis kalba. Mūsų kūnas yra pats saugiausias, ištikimiausias mūsų draugas, kuris gali pasakyti, kas jums tinka, kas netinka ir padėti jam atlaisvinus tam tikras įtampas, gyvenime pradeda vykti stebuklai organiškai. Taip, tai patogiai atsigulkim, pasiimkim adijaliuką, jo užsiklojus yra daug greičiau saugumo jausmas ateina ir tiesiog labai svarbu, kad kojos būtų taip plačiai, ne kaip nors sukryžiavus, taip plačiai, rankų tikrai nereikia nei užkelt, taip labai paprastai, šalia. Kartais, jeigu labai norėsis, galite uždėti kažkur ant pilvo, bet idealiausia, taip tiesiog gulit. Gulit ir jaučiat tą visą atsipalaidavimą, nes tokioj būsenoj geriausiai ir greičiausiai ne tik atsipalaiduoti, bet girdėti savo kūno kalbą. Tai jūs įsipatoginkite, galima aišku ir sėdint, bet jeigu norisi maksimalaus girdėjimo savęs, efekto, tai geriausiai yra atsigulus. Taigi praktika meditacija skirta finansinio potencialo atsiverimui, naujiems suvokimam, tų situacijų sprendimui. Ir idealiausia yra, kad jeigu jūs galėtumėte atsigulti, įsipatoginti, kad geriau girdėtumėte savo kūną, paimkite mėgstamo eterinio aliejaus lašą, švelniai prisilieskit prie savęs, suteikit dar tokio saugumo, jaukumo, 1-2 kartus įkvėpkit ir atsipalaiduokite. Būkit čia ir dabar, pasistengkit neužmigti, bet jeigu užmigsite, tai irgi rodys tam tikrus etapus, kada sąmonė, protas nepasiruošęs dar šito klausimo čia ir dabar išspręsti. Dėl to meditaciją drąsiai kartokit, darykit, stengdamiesi išgirsti kūną. Svarbiausia šitoje meditacijoje nieko galvoti nereikia. Maksimaliai atsipalaidavus būti ir stebėti kūno įtampas, kokios įtampos stiprios bebūtų, išlaikyti visą laiką atsipalaidavimą. Taigi pradėkime. Atsipalaiduojam dar kartą. Sugrįžtame į save. Įkvepiam. Giliai ramiai iškvepiam. Toliau tiesiog stebėkit savo kvėpavimą, bet mintimis, žvilgsniu prabėkime visą savo kūną, prabėgdami, praeidami, palydėdami, prisiliesdami prie kiekvienos kūno dalies, atpalaiduodami įtampą. Pažvelkime viršugalvį, pasistengime jį atpalaiduoti, tada į akis, atpalaiduojame akis, plotą net už akių dugną, žandikaulius, atpalaiduojam žandus, atpalaiduojam nosį, ausis, pakaušį, kaklą, atpalaiduojam gerklę, liežuvį, pečius, krūtinę, rankas, atpalaiduojam riešus,
plaštakas, pirštus ir pirštų galiukus ir net pačius nagučius. Tada žvilgsniu einam į pilvo viršutinę dalį, tarsi tokiu šviesos prožektorium, peržvelgdami visą tą kūno ertmę viduje, pajuskit, kaip atsipalaiduoja kiekviena ląstelė. Tada einame į pilvo apačią. Pilvo apačia ypatingai svarbi kūno dalis šiai temai, finansinio potencialo atvėrimui. Ir tada einam giliai, atpalaiduojam klubus, šlaunis, kelius, blauzdas, pėdas, kojų pirštų galiukus. Ir dar kartą įkvepiant ir iškvepiant pajuntam, kaip kūnas visas atsipalaiduoja, pasidaro toks tarsi sunkus, kaip skystas sunkus metalas ištyšta į visą erdvę ten, kur jūs gulit, ir pajunta tokį gilų atsipalaidavimą. Svarbiausia šioje praktikoje – girdėti, klausyti kūną ir nieko neanalizuoti. Dar kartą prisiminkime mūsų temą – finansinio potencialo atvėrimas. Ir galite drąsiai įvardinti, ko jūs norite finansų temoje. Galite taip ir pasakyti, aš noriu 2 didesnių pajamų. Arba aš noriu sukaupti 100 000 per artimiausius metus. Arba aš noriu uždirbti tokią sumą tam tikram dalykui. Namui, automobiliui, kelioniai, mokslams. Ir dabar galite, jeigu patogu, galite net trumpam sustabdyti arba tiesiog, kol aš kalbu, mintyse tai pasakyti. Kartu galime eiti į tai, kai kartosit tą meditaciją, galėsit jau su konkrečesne, detalesne užklausa savo įgarsinti. Dabar kalbam apie tai, kad aš noriu uždirbti 2. Aš noriu padidinti pajamas 2 kartus. Ir pajuskite dabar visų žvilgsnių, prabėkite per savo visą kūną ir stebėkite, kas vyksta kūne. Ne šiaip kas vyksta, kūnas iš tikrųjų rodo. Jis reaguoja, jūs jį jaučiate, jums net nei vaidenasi, nei ką. Atkreipkite dėmesį į galvos pakaušį. Stebėkite, kur kyla įtampa ir tą įtampą stenkitės nepabėgti nuo jos, o stiprinti. Stiprinti tą įtampą tarsi priimdami ir leisdami tam blokui, tai emocijai būti, kuri ta vieta, kūno vieta, ir yra ta vieta, kuri nepraleidžia finansinio būtent srauto, energijos per visą kūną. Tai pagrįžkime mintimis į pakaušį, galvos galinę dalį. Pajuskite tą įtampą ir laikykite ją, stiprinkite ją, išjauskite ją, leiskite ir priimkite, kad ji yra. Tai yra baimė, baimė atsakomybės, baimė didelių pinigų, pasimetimo jausmas. Išlikdami visada atsipalaidavę maksimaliai. Toliau stebėkite kūne, galbūt kažkam skirtingos vietos, jose kyla skirtingos emocijos, įtampos.
Pajuskite ir atkreipkite dėmesį ir laikykite maksimalų dėmesį ten, kur kūne jaučiat įtampą, reakciją kūno. Ir stiprinkite. Dabar žvilgsnį nukreipkime visi kartu į pilvo apatinę dalį, į visą pilvo ertmę. Visą dėmesį sukoncentruokite ten ir atkreipkite dėmesį. Vieniem karštis bus, kitiem tiesiog suspaudimas. Leiskite būti, ne tai, kad leiskite, stiprinkite tą jausmą. Stiprinkite. Ir mintyse priminkite, aš uždirbu dvigubai daugiau. Aš gaunu tas pajamas, kurių esu verta. Ir stebime kūną, kas vyksta kūne. Pradeda galva ūžti, tiesiog viršutinė visa dalis. Įtampa, stiprinkite tą įtampą, leiskite būti ir garsiai savo kartodami paskui mane sakykite. Jeigu turite galimybę garsiai, jeigu ne, tai mintyse. Aš priimu savo baimę. Aš priimu save bijančią. Aš leidžiu savo bijoti. Aš leidžiu savo pykti. Pajuskit, kaip kiekviena kūno ląstelė yra pilna viso to ir jausmo, ir įtampos. Pajuskit, kad jūs leidžiat tam būti. Dabar nueikime į kairę kūno dalį visą. Pažvelkite, kas vyksta kairioji kūno daly. Blauzdose. Kairioje yra mūsų mamos moteriška linija. Moteriška linija, kurią mes duodame. Pinigų tema yra labai susijusi su balansu. Mes kartais negauname dėl to, kad mes ir neduodame. Arba per daug duodame, bet nemokame pasiimti. Ir atsitinka taip, kad kūnas nebesuvirškina tai ir atsiranda jame įtampos. Ir kai jūs dabar atsipalaidavę, konkrečiai kalbate apie šitą temą, jūsų kūnas reaguoja. Jis bando atpalaiduoti tas vietas, kuriuose ta įtampa susikaupusi. Kairioji kūno dalis tai yra mūsų moteriška visa linija. Pastebėkit į blauzdas, pažiūrėkit, kaip blauzda kairioji įsitempia. Visą dėmesį sukoncentruokite, kas ten vyksta. Būdami atsipalaidavę ir leisdami jausti savo, priimti. Pasistengkite save tarsi į tą vietą, kur kūnas sutraukia, reaguoja, panardinti save. Tarsi tokį mažiuką, bet save panardinti į tą erdvę, į tą sureaguotą kūno dalį ir pajausti, o kokia emocija ten yra. Ir tai padės jums dar labiau sustiprinti tą jausmą, tą kūno reakciją. Tikslas, kad per įtampą vyksta didžiulis atsipalaidavimas. Kuo labiau mes leidžiam ten būti, sustiprinam tą reakciją kūno, sąmoningai galvodami. Ne tai, kad nereikia įtempti, bet dėmesiu savo. Jį laikosi ir po to hop ir atsipalaiduoja. Ir pasileidžia. Tai yra ekologiškas savo emocijų pradirbimo būdas. Žvilgsniu dabar nueikime į krūtinę, į gerklę. Vyksta gerklė, tokia tarsi suspaudžia, kartumo tokia atsiranda. Neanalizuojam, kas kur kodėl, išliekam atsipalaidavę, tik stebim toj kūno daly įtampą, suspaudimą ir jį stiprinam.
Ir kartojam žodžiuose. Aš leidžiu savo priimti, pasakyti, kad aš esu verta, aš esu vertas dvigubų pajamų šiandien. Įkvepiam, iškvepiam, bet tą įtampą stengiame sustiprinti, išbūdami ir būdami visą laiką maksimaliai atsipalaidavę. Aš priimu save turtingą. Aš leidžiu būti savo turtingai. Ir visas dėmesys į kūną, stebim, kas vyksta kūne. Neanalizuojam, tik leidžiam būti, stebėti ir ten visą dėmesį, konkrečiai ir konkrečią vietą. Pasižiūrėkite savo plaštakas. Dešinė plaštaka tokia tarsi negyva, sunki. Kairė plaštaka tuštuma joje tokia jaučiasi. Bet neanalizuojam, tiesiog fiksuojam. Aš gaunu su malonumu dvigubai didesnės pajamas. Aš leidžiu savo pykti. Garsiai tą pasakykit. Aš priimu pyktį, kuris manyje yra. Pajuskit kūne, kur jis yra. Vaikam gali būti tuose pačiuose delnuose. Toks, kad net norisi kumščių sutraukti, bet išliekam maksimaliai atsipalaidavę, bet tą pyktį ar tą kūno reakciją stipriname. Maksimaliai stipriname, kiek tik galime. Ir laikome tiek, kiek galime, kad atsipalaiduotų. Ne visiems gali pavykti iš pirmo karto ir tai yra normalu. Galbūt kai kas klauso šitą meditaciją iš vis, negirdit kūno reakcijų. Tai irgi yra normalu. Todėl, kad mes jį išmokėm per daug metų nekalbėti. Tylėti. Nes mums reikia išgyventi, mums reikia bėgti, reikia daryti, reikia daug dirbti. Nes daug yra įsitikinimų padėta, kad pinigai tik per sunkų darbą ir daug kitų. Aš leidžiu savo pykti. Aš leidžiu savo stipriai pykti. Aš priimu savyje tą pyktį. Ir stebėkit, kur kūnas rodo. Ramiai kvėpuojam ir išlaikom savo kūną atsipalaidavus. Dabar pažvelkime į dešinę kūno dalį, kojas, blauzdos. Tai yra vyriškoji tėvo pusė, apie gebėjimą priimti, gauti. Atkreipkite dėmesį, kaip pėda sutraukia, blauzda, tokia tuščia, lengva, tarsi negyva. Kiekvienam gali būti labai skirtingai, bet žvilgsniu kviečiu praeiti pro kiekvieną dešiniosios pusės detalę ir apčiuopti, kur ta vieta, kur yra įtampa. Ir dar kartą pakartojam, aš gaunu dvigubai didesnės pajamas. Aš leidžiu savo gauti tas pajamas lengvai ir maloniai. Taip. Ir dabar giliai įkvepiam, pilna krūtinė, visa krūtinė pilnai pripildom kiekvieną kūno ląstelę, visą krūtinę. Ir darom tokį pratimą, kad įkvepiam, mes dabar eisime didžiųjų žinių, kodėl finansinio atsivėrimo tema, finansinio potencialo atsivėrimas
Nes kaip yra indas, jeigu į jį yra tiek tik telpa, tai tiek tų pajamų ir ateina. Jeigu mūsų kūnas tiek suspaustas, sutrauktas, į jį ateina arba gali tilpti tik tam tikras kiekis pinigų. Mūsų dabar praktikos antroji dalis, jūs būkite atsipalaidavę, išplėsti savo kūną, kad pro jį pratekėtų didesni pajamų srautai. Ir dar kartą įkvepiam ir kai įkvepiam su kiekvienu iškvėpimu, tarsi pajuntam, kad ta krūtinė tapo didesnė ir kai iškvepiam, krūtinė nesusitraukia. Jinai lieka tokia tarsi didesnė. Ir dar kartą įkvepiam ir visais kūno pojūčiais dar krūtinė ir visas kūnas išsiplečia. Ir kai iškvepiam, jis lieka didesnis. Ir dabar su kiekvienu įkvėpimu daromės vis didesni, užpildom savo kambarį, kuriame esame, erdvę ir jaučiame, kaip plečiamės, kaip mūsų kūnas į visus šonus plečiasi. Jis auga į viršų, gilyn, į priekį, už nugaros. Ir jis taip tarsi plečiasi, kaip pučiamas kamuolys į visą visatą. Jis tapo didesnis negu visas kambarys, kuriame esat. Jis tapo didesnis negu jūsų kiemas, daugiabutis namas ar jūsų visas rajonas, kuriame gyvenate. O galbūt kaimas, gyvenvietė. Jūs tapote toliau didesni negu visa Lietuva ar jūsų šalis ar miestas, kuriame gyvenate. Toliau plečiamės, tolygiai ramiai kvėpuojame ir jūs jaučiate, kaip jūsų kūnas plečiasi toliau. Jis tampa didesnis negu žemė ir toliau didėjate. Jis tampa didesnis negu visata. Toliau augate iki Mėnulio, iki kitų planetų, iki kitų visatų. Augate begalybėj, plečiatės, kol pasiekėte tokią šviesią erdvę, kurio kūnas dar labiau plečiasi, dar didesniu greičiu. Jeigu sunkiau gaunasi plėstis, stebėkite, kas kūne vyksta, gali būti, kad dar labiau atsipalaiduoja tam tikros vietos, kurios yra užblokuotos, kuriuose laikosi įtampa. Plečiamės, toliau plečiamės, augame. Tuo metu matome ten kažkur kambaryje, fizinis jūsų kūnas yra. Jūs vienu metu matote ir savo fizinį kūną, ir savo pilną išsiplėtusių iki galaktikų. Ten yra žinios, ten yra informacija, kurią jūsų kūnas pasiima, kaip atverti savo finansinį potencialą, kaip uždirbti dvigubai, ne tik dvigubai, 10 kartų, 20 kartų. Kad kūnas jūsų neribotų. Ir dabar įkvepiam ir po truputį dėmesį grąžinam į pilvo apačią, padarom ją maksimaliai sunkią. Visas dėmesys į kūno apačią, pilvo apačią. Pajauskit, kaip sunkėja pilvo apačia, šiluma atsiranda. Ir tą visą išsiplėtimą tarsi susirenkam į savo kūną, į tą fizinį kūną ir susiintegruojam į visą mūsų kūną, į kiekvieną ląstelę. Ta galimybė plėstis, galimybė jausti lengvumą, galimybė matyti galimybės, neriboti savęs. Ir tai, ko dabar negalim protu suvokti, mūsų kūnas puikiai žino visus atsakymus. Nemastykit, neanalizuokit, tiesiog klausykit kūno. Stebėkit jo reakciją ir leiskite tom reakcijom būti. Nebėkit nuo skausmo, nebėkit nuo įtampų. Būkite. Dabar, aišku, greičiausiai tikrai jaučiate tą atsipalaidavimą, tą buvimo momento čia ir dabar. Ir visas dėmesys dabar į fizinį savo kūną. Pajuskit jį, pajudinkit kojas, rankas. Giliai įkvėpkit
Iškvėpkit. Ir būtų idealu, jeigu dabar po šito pratimo jūs padarytumėt arba pritūpimus, arba atsispaudimus. Galbūt eitumėt fiziškai pasivaikščioti, nes ta energija, kurią dabar jūs pajutot, kurią išsivaikščioto per kūną, labai svarbu tuos atpalaiduotus blokus, atsiradusią naują energiją, naujas jėgas nukreipti tikslingai į kažkokį veiksmą. Jeigu turit kokią nors užduotį, kurią seniai atidėliojat, galbūt kaip tik dabar tas momentas ją imti ir padaryti. Tai, ką gavote šitos meditacijos praktikos metu, tas jūs atsipalaidavo kažkiek naujų jėgų, naujos energijos. Ir ją tikslingai svarbu nukreipti į tą sritį, kuri jums tarnauja. Į veiksmą. Dar kartą įkvepiam, iškvepiam. Šitą jausmą tikrai rekomenduoju kokiu nors jums maloniu aromatu pafiksuoti. Galite ramiai dar pabūti kažkiek laiko. Įkvėpti aromato, dar kartą prasibėgti per visą kūno, kiekvieną kūno ląstelę. Ir pabūti tiek, kiek jums norisi. Iki kitų praktikų.